Na ir 4 klasės mokiniai Kamilei Bulotaitei. Iš tikrųjų, šią mergaitę noriu pristatyti atskirai. Tai yra perliukas, pirmiausia, tai tėvų, darbštumas pačios Kamilės, nes ši mergaitė, na, tai iš tikrųjų stebuklas, žirniukas, kuri lanko pramoginius šokius, iš tikrųjų tai nėra, kaip ji džiaugiasi nuo labai senai šokanti mergaitė, bet rezultatai stebinantis. Ir jeigu žiūrite televiziją, turbūt kažkas kažkur kažką tikrai girdėjote apie mūsų Kamilytę. Aš truputį tik tai paminėsiu, kiek jinai džiaugiasi rezultatais tai šių 2012 metų, tai Lietuvos pirmenybėse vykusiuose Šiauliuose. Ten standartiniai šokiai, 2 vieta laimėta, ten pat Šiauliuose Lotynų Amerikos 3 vieta, sūkurio taurė Kaune 1 vieta, liepsnojantis šokis Kaune 1 vieta ir kažkoks vėl turas Ukmergė 2012 metai 1 vieta. Na, o didžiausias jos nuopelnas tai jaunųjų talentų konkursas, kurį rodė ir televizija, tai Lietuvos Wunderkindai. Iš tikrųjų, tai yra šaunuoliai, tai yra prizininkai ir šitos laimėjusius Lietuvos Wunderkindų vaikučius priėmė prezidentė Lietuvos Dalia Grybauskaitė. Jeigu internete pasirašysit šitą mergaitę, tai bent galėsit pasižiūrėti, kad ir po įvykusių faktų. Iš tikrųjų, turime šaunę mūsų Kamilę Bulotaitę, kuri puikiai mokosi ir suspėja visur šauniai dalyvauti. Aišku, tie rezultatai Kamilė viena nešoktų. Mes džiaugiamės, kad ji turi puikų partnerį, Justuką Getgaudą, kuris šiandien irgi dalyvauja mūsų šventėje. Ir dėkoju Justo tėveliams ir iš tikrųjų labai dėkoju Gyčiui ir Valentinai Bulotams už jūsų šaunę dukrą ir noriu palinkėti, kad ji nesustotų kažkur pusiaukelėje, kad jums sektųsi, kad jums užtektų visiems kartu kantrybės ir kad tie rezultatai stebintų ilgai ir mūsų bendruomenė galėtų džiaugtis šitą šaunę mergaitę. Sėkmės tau, Kamilė. Na, o dabar Kamilė ir Justas šiam vakarui dovanoja 2 šokius. Tai pirmasis iš jų tango.
Mėlėjai Justukai, Kamilė. Mėlėjai Kamilė ir Justai. Mes sužavėti, mes baltų pavydim ir norėtume taip gražiai šokti. Iš tikrųjų, dar kartą linkime didžiulės sėkmės, didžiulės kantrybės jums, tėveliams. Ir turime tokias kuklės dovanėlės, aišku, ne kaip prezidentūrai, bet iš visos širdies su linkėjimais, kad jums tikrai labai gerai sektųsi. Mėly draugai, mokiniai ir tėveliai, gražių katučių dar kartą šitai porai.